Sveiki, su jumis vėl aš Dovydas ir šiandien aš bandysiu žaisti naują žaidimą Super Market Together. Tai bandom. Nu ką, mūsų prašo sukurti pavadinimą, tai tegul būna vadovas 10. Ir tiesa, prenumeruokit mane ir statykit laikus, kad išeitų dar daugiau video. Tai va, vadovas 10, man skaičių negalima, tai bus tiesiog vadovas. Privat gerai, sunkumas gali būti. Aš man nereikia per daug sunkiai, nu tegul bus 4, viskas. Nu ką, mes atsiradom ir mums kažką reikėtų padaryti. Tai, žodžiu, čia yra žaidimas apie tai, kaip mes turim savo parduotuvę ir turim juos statyti prekės ten, nu žodžiu, viską susitvarkysim. Eigoje, pasitraukti barzdotas. Gerai, taip, nu ką, mes šitiem, sako pas tos stabdo. Aha, mes čia galim pirkti visokius daiktus, jo? Jo, mes turim 5000 dolerių ir čia visi kainuoja, nu žodžiu, aš jums parodysiu, kaip aš jas nustačiau. Žodžiu, aš manau, mums užteks šitų visų lentynų, bet mums reikia dar nusipirkti kasą, kad galima būtų kažkaip aptarnauti. Opa, viskas. Va, kasa yra, viskas yra, aš manau, viskas gerai, nes tam daugiau kaip ir nieko gero negalime nusipirkti. Tai šitie visi daiktai. Ja. Gerai, dabar mums sako nusipirkti 2 produktus. Tai, kur aš žemėlapį, aš turiu vieną tašką, galima investuoti į duoną, investuojam į duoną, kodėl ne. Dabar kas čia? Supermarket. O, mes galim pakeisti pavadinimą. Pavadinimas galėtų būti skanūs agurkiukai. Kodėl negali būti skanūs agurkiukai? Tai rašom skanūs agurkiukai. Skanūs agurkiukai ir padarome žalia spalva ir viskas. Viskas. Einam patikrisim. Dabar turėtų pasikeisti mūsų pavadinimas į skanūs agurkiukai. Labai gražiai atrodo. Nu, ateis. Tai mums reikia būtinai parduoti agurkų. Gerai, bet o kaip čia pirkti? Čia kažką reikia nuveikti. Va, produktai. Aha, tiek mažai. Nu gerai, mes turim dar daug pinigų. Ko mums reikėtų? Tai aš manau, kad mums reikėtų ryžių. Ir mums reikėtų du gal ryžius. Ir gal, važiui, vandenį, ir druską. Ir cukrų. Nors ne, gal cukrus nereikia. Ir dripsų. Ir šitą. Ir ką, ir dabar čia turėtų man kažką ten atvežti. Atvežkit mano prekes. Atvežkit kažkur, ne, neturiu būti. Neblogai, ačiū, tiek tipo daug. Na gerai, dėžių ir ką su padaryti man. Eiti manešti atgal nes kažkaip, tai va čia galėtų kažką. Viskas. Ir kas užsidarė daryti. Išmetėm. Aš prisijungsiu, kai sustatysiu visus produktus. Nu, žodžiu, aš viską sustačiau. Čia yra ryžiai, labai daug ryžių. Čia yra druska. Čia yra, man atrodo, makaronai, čia vanduo, o čia yra dribsniai medaus. Ir man dar šitam kampusui dažniam rašo, kad reikia dar nusipirkti ten lentynas, kad laikyti prekes, tai aš tikriausiai jie turi omeny va šitas lentynas. Ir sako, kad galime mes tai čia laikyti. O kam šios lentynos, tai aš nežinau. Tikriausiai tam, kad laikyti produktus. Nu jo, logiška, negali jie tiesiog pradengti. Tai, žodžiu, statom lentynas. Nu va, 2 lentynų užteks. Mums dabar rašo, kad mums reikia nusipirkti produktų, bet mes jau tai padarėm. Nu gerai, aš manau, dar galima nusipirkti, pavyzdžiui, dripsnių galima dar nusipirkti. Tai einam čia ir nusipirkam dar dripsnių. Nusipirkam. Gerai, dabar einam į lauką, nu žiūrėti visą žinau. Ripuojam prekę, statom. Gerai, viskas. Einam. Dabar mums sako grįžti šitą kambarėlį ir paimti vieną iš tų prietaisų. Paimam. O, gal ilga instrukcija.
Nu, žodžiu, visai šitų instrukcijų sako, kad mums reikia su šito prietaisu nustatyti kainas ir kad jos nebūtų didesnis, dvigubai didesnis negu reikia. Tai va, žodžiu, tai buvo, jeigu kainuoja eurą kem 5, tai gali kainuoti, pavyzdžiui, ryžiai kainuoja €1,99, dabar druska, kainuoja 45 centus, tai pas mus gali kainuoti, pavyzdžiui, 65 centus. Dabar ryžiai kainuoja €35, mes galim, kad jie būtų, pavyzdžiui, €1,99. 2 eurai už tokį. Dabar vanduo kainuoja 89 centus, brangiai, bet Lietuvoje yra pigiau. Gerai, nu 6 dideli buteliukai. Gerai, tai galima padaryti, kad kainuotų, pavyzdžiui, €1,09. Dabar šitie dribstiai, jie kainuoja daug tam, neblogai. Nu, šitos galim padaryti, kad jie kainuotų, pavyzdžiui, pažiūrėk, kodėl ne 3,9, žiūrėkit, labai gerai. Ką, mes jau šį viską nustatėm. Ką, žodžiu, mes atidarėm parduotuvę, dabar turėtų eiti klientai. Ir aš kaip ir turėčiau dirbti už kasos. Tai čia reikės jiems duoti gražą, ir peržiūrėti. Klientai, ateikit, čia skanūs agurkai. Mes parduodam agurkus. Ateik, visus labai skanūs agurkai. Tu labai panašus į Lionelį Messi. Prašau, ateik, žiūrėk, kokia čia, kaip čia skaniai atrodo viskas. Taip ir norisi žiūrėti. O, moteriškė, šaunuolė, eik, įsireik patys brangiausius dalykus. O, ten jau vyras kažkur renkasi. Gerai, ateik pirk. Paimkit ryžius, paimkit rypsniuko daugiau. Tai nedantį cukrus. Nu tai supratau, tada pyk, sakučiuką. O, kiek prekių. O, skananom. 11,3. Ačiū. Kiek jis man davė? Reikia 97 centus, tai gerai. 50, 1, 2, 3, 4. Ir reikia dar 7, tai 1, 2, dar vienas. Viskas, duodam. Gerai. Dabar kitas žmogus. Vandenuką perkat. Gerai. O mes turim cukrus. Gerai. Taip, duok man pinigėlių. Ačiū, kortelė. Kiek? 7 kem 6. 7 plus kem 6. O jeigu man yra mokesčiai, o jeigu su mokesčiais, galima su mokesčiais? Su mokesčiais yra 7,50. Lemba neveikia. Gal nėra mokesčių, kas 4 centų, man gaila. Ilga eilė. Gerai, greičiau, man reikia dabar greitai visus aptarnauti, nes ilga eilė yra labai ilga eilė. O, pinigai, gerai, man reikia duoti gražą 7. Gerai, 7 eurai. 7 eurų reikia 1, 2, 3 ir dar 20 centų ir dar 1 centas. Va, jiem draugas. Ir toliau dabar, kiek? Kodėl netiek žmonių? Neblogai čia prikirpa. O, šis bus turtingas, žodžiu. Gerai. Laukiu truputį žmonės, man reikia pakeisti kainas, nes labai jau blogai padariau, kad būtų 99 centai, nes čia yra labai... Ko tu viską ėmė taip greitai? Žodžiu, viskas atečia, baigėsi prekė. Ir tu prašau irgi 5,10 €. Ir čia yra šitie irgi, tai gal būna 4 eurai. Ir šitie irgi nusatau, kad būtų 2 eurai. Viskas gerai, dabar bėgam. Ir šitai ir bėgam atgal, nes žmonės manęs laukia. O, kiek daug prekių, kaip aš laukiu tai. Nu ką, čia paskutinis klientas jau. Tai va, paskutinė grąža, 3 eurai ir 5 centai, viskas. Eik ir dabar aš žinau užsidaryti. Galima užsidaryti. Viskas. Nu ką, per šią dieną buvo 52 klientai, tai labai ilgai užtruko. Plus 2 leveliai ir mano balansas minus 3000, bet šį dėl to, nes aš pirkau techniką, visą šitą šūdą
išėjo labai daug. Nu ką, ir va, mes jau galim eiti čia ir matom, kad jau beveik visas prekės išpirko. Aš greitų būdų bandžiau kažkaip įsidėti čia, įsipirpekį, nes jis sako, trūksta cukraus, trūksta šitą, nu žodžiu, jūs manėte, kad labai užtrunka, kol visus aptarnauji, bet labai būna gerai, kai jie atsiskaitinėja kortelę. Tai jau viena diena praėjo, bet kitas dienas mes jau darysim kitoj serijoje ir jeigu jums patiko šitas žaidimas, tai statykit laikų, šėrykit video, prenumeruokit mane ir visiems ate.